Lietuvos įspūdis prie šalyje plintančios vis aukštesnį visuomeninį statusą įgyjančios kūrimo paslaugos, šamanų kursai su dvasiniais mokslais, susieti kavos menų pratimai, kaip okultizmo praktika, nesudarina su katalikišku tikėjimu ir yra sunki nuodėmė. Vaikus tvirkinti nėra sunki nuodėmė, o štai ateiti į būrimo saloną yra sunki nuodėmė. Taip mano Lietuvos vyskupai. Važiuojam toliau. Reiškia, gegužės 20, čia gegužės 23. Bažnyčia pakilo į kovą su burtininkais. Ir čia ateistas komunistas, pažįstat Arūną Peškaitį, taip? Ateizmo ideologas, dabar tapęs pranciškonų kunigų vienuoliu. Gražu. Geros metamorfozės. Persivertė, sako, apsivertė kaip tenai. Ai, paklydęs Arinas, sorry. Nu, šitą žmogų mes pažįstame, ačiū Dievui, jau išėjo į pensiją. Ko siekiame? Na ir sakykim, tos publikacijos, štai dabar dar rugpjūčio 19, dar keletą savaičių praeina. Žvaigždė žada naują nesąmonę, čia mūsų Vaiva Budraitytė krūmėsi. Nuo rugsėjo 1 draudžiama skelbti horoskopus. Seimas nusprendė, kad jie durina žmonės. Ir kuo siekiama? Kodėl valdžia nori iš mūsų atimti horoskopus? Darbo savaitės pasirodo straipsnis ir siekiama priimti įstatymą. 2006 metais, Liepos 11 dieną, Seimas priėmė įstatymą. Žinot šitą įstatymą visi, taip? Ne, nežinau. Tai yra Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas. Gerai skamba. Na, čia tiesiog, ką turi daryti ir ko neturi daryti žiniasklaida. Ir mums čia yra peidžas 1 ir 41. Ir štai mums rūpi 7 straipsnis, 14 puslapyje. Reiškia, žiniasklaida neturi skleisti tendencingos ir šališkos informacijos apie religiją ir neturi diskriminuoti kitų religijų. Reiškia, šituo būdu bandoma prastumti kokį dalyką, kad Lietuva yra religija ir yra Lietuvoje kitos religijos. Žiniasklaida neturi skleisti tendencingos ir šališkos informacijos apie religiją, kablelis, neturi diskriminuoti kitų religijų. Reiškia, mes turim religiją ir turim pasirodo dar kitas religijas. Tokiu būdu bandom apeiti Konstitucijos straipsnį, kuriame parašyta straipsnis 43, paskutinis sakinys. Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Lietuvoje nėra valstybinės. Reiškia, bandoma manipuliuojant žiniasklaidą, bandoma daryti tai, kas jums yra reikalinga. 9, reiškia, punktas 14 puslapyje. Neturi propaguoti žmonių ar jų antgamtinių nerealių savybių, paranormalių reiškinių išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama pramogai, tokiu būdu aš tapau pramogų verslo atstovas, arba kaip tyrimo objektas. Neturi sakyti įspūdžio, kad astrologai, chiromantai, ekstrasensai, energetikai gali teikti patarimus dėl ateities, sveikatos, pinigų ir panašiai. Reiškia, jeigu tas įstatymas būtų priimtas, šiaip Seimas jį priėmė, bet valdas jį įkišo į stalčių, kaip ir pataisyti, kaip jis ir veikia, kaip ir neveikia. Bet jeigu jis veiktų gerai, tai mes atsidurtume už įstatymo ribų, visi. Žurnalai, laikraščiai nebespausdintų horoskopų ir būrimo salonai atsidurtų giliame pogrindyje. Važiuojam toliau. Šoka Navaitės į trasą. Tai jis padaro gegužės 210 metų žiūrės mėnesį 28 dieną. Ir Navaitės nori, Gediminas mūsų, visas kunigaikštis nori, kad Lietuvoje per daug raganų ir raganių, tad Seimūnas Gediminas Navaitės paskelbė karą. Gaila, kad raganystės labiausiai trukdo pačiam Navaičiui. Ironizuoja vakaro žinios. Seimūnas Navaitės nepieštis, jis ruošia rogės vasarą. Mes supranta, kad jo, kaip Seimūno galiojimas neamžinas, juk nenusisakus politinį karjerą teks vėl paimsi sužeidusią psichologo duoną. Tik žiūrė problemai. Ir kiti tai daro, kad paskelbė Navaitės, kad nuo šiol turės privalomai įsigyti popierėlį. Žodžiu, Navaitės nori, kad visi, kurie konsultuoja žmonės, įgytų psichologo diplomą. Nepraeis ir 2-3 metai, kai aš tą diplomą galiu įsigyti. Na, pavyzdžiui, apsiginti magistratūrą psichologijos. Tik tai įdomus dalykas, ar kada nors Navaitės įgys tą žinojimą, kurį aš turiu. Aš jo žinojimą galiu įgyti per 2-3 metus. Nesunku. Bet kada nors jie įgys tą žinojimą, kurį turime mes. Važiuojam dar toliau. Na ir čia iššoka ligonis Andriukaitis, teigdamas, kad ne visoms raganoms bus leista gydyti. Man tai keista, kaip žmogus turintis psichinę negalę gali vadovauti ministerijai. Ir tokiu būdu noriu dar tokį dalyką priminti.
reiškia, kad mes koordinuotume savo veiklą, kad mes reiškia, apsitarę, susijungę, susibūrę organizaciją, galėtume atsakyti į tokius išpuolius. Ir ką galiu pasakyti, labai jau vangiai mūsų organizacija reaguoja, kažkas prasidėjo, čia ir Gintaras, ir Rimantas, jie jau čia reiškia. Bet, sakykime, tokio staigaus atsakymo, staigaus kažkokio tai reagavimo nebuvo. Gal dėl to, kad organizacija turi savo kažkokių vidinių struktūrinių problemų, kurias nekalbėsim, bet reikėtų kažkokio tai staigumo ir, aš sakyčiau, reikėtų susitelktumo, nes visi turi mokslinius laipsnius, visi užima visuomenę gana ryškią vietą, kodėlgi mes negalim atsakyti. Man čia toks tokia įdomi tokia eilėraštį radau. Konstantinas Kavafis, gal žinot tą eilėraštį, bet šiaip smagus ir ironiškas. Barbarų belaukiant. Ko laukia minia šiandien aikštėje susirinkus? Sako, šiandien čionai įsiverš barbarai. Tai kodėl rūmuose nieko nedaro senatas, tik sėdi tyliai ir įstatymų neleidžia. Nes jau greitai čia pasirodys barbarai. Senatoriams nerūpi senato rūmai, ateis barbarai ir jų savi įstatymai. O mūsų imperatorius ankstyvą rytą pakirdęs, posėdį sostį prabangiam prie pagrindinių vartų, su karališkais apdarais ir karūna papuoštas. Taigi šiandien čia ateis pasirodys barbarai, kurių vadą jisai nori tenai sutikti, jis potvarkį paruošęs prie savęs laiko, kad titulus ir valdžią jam įteiktų. O kodėl konsulai ir pretoriai išėjo su tomis auksasiūlėmis, porfiromis vilkini, kodėl ant riešo įrankė su stambiais ametistais ir žiedai masyvūs spindi retais akmenimis, kodėl nešas jie valdžios ženklus, ketrus raišytus, puoštus aukso ir sidabro ornamentais nematytais. Taigi barbarai šiandien čionai ateina, tad prabangą juos apakinti ketina. Tai kodėl oratoriai nutilo, jų nesimato, kalbų jų skambinė periodiškai nesigirdi. Taigi barbarai šiandien čionai ateina, o barbarai žinia nemėgsta tuščių kalbų. Jau sutemo, o tų barbarų vis dar nesimato. Tuo tarpu nuo pasienio atėjo žinia, nelaukta, kad barbarų pasaulyje daugiau nebeliko. Tai kaip pavyks išgyventi be barbarų? Jie buvo vienintelė mūsų išeitis. Tai vat, kai ateina Andriukaitis barbaras, tai po Vilnių mes jį pasitikim kažkaip. Turėtume kažkokį tai pagalvoti. Čia vat, Gintaras su Rimantu kalba apie bendruomenių rūmus. Ir būna, žino, gal nebeskaidykim, gal atvirkščiai telkim tą kumštį, tą atsakymą galimybę apie ezoterikų konfederaciją. Bet vėlgi, ezoterikų konfederacija turėtų reaguoti kažkiek tai greičiau. Nes pamenu, aš atnešiu valdybos posėdį tą laikraštį. Tai kas įdomu buvo, jo nieks net nepastebėjo. Kažkokie vidiniai kažkokie tai, sakykim, vidiniai reikalai neleidžia reaguoti į esminius reikalus. Aš taip rezimuočiau tą savo pirmą dalį pranešimo. O kiek ten laiko liko? 5 minutės. O antrasis pranešimas būtų, čia Audronė Ilgevičienė įdomiai kalbėjo apie, sakykime, kaip visą tai padaryta. Mane tai irgi labai domina, bet mane labai domina, kaip tai padaryta per tokią prizmę, kad, sakykime, Žemėje istorikai mato vieną vienintelę žmonių civilizaciją ir jiems netelpa niekaip į galvą, kaip randasi 5 metrų dydžio skeletai. Kinijoje atkasa kokius 5 ar 6 gulinčius skeletus. Jeigu tai netelpa į mokslo rėmus, tai reiškia, to ir nėra. Tai štai yra nuotraukas 9 metrų skeletų, reiškia, ten su šepetuku ten archeologai krapšto. Štai nuotrauka, štai medžiaga. Kadangi tai netelpa į jokius mokslo rėmus, to ir būti negali. Bet tai nufotografuota, nesvarbu. Reiškia, tai jau yra nemoksliška, tai akademinė visuomenė nepripažįsta. Tame didžiausia problema. Man tai gražu buvo, kai stebėjau medžiagą apie Niną Kulaginą, čia šoku visai kitą temą. Nina Kulagina, reiškia, žvilgsniu paridena pieštuką, žvilgsniu nuveržia degtukų dėžutę,
mintimis, reiškia, judina kompaso rodyklę arba ranka, reiškia, visą tai nufilmuota, nesiliesdama prie tų daiktų. Visą tai nufilmuota, bet kadangi nėra būdų paaiškinti, kokią energiją jinai naudoja, reiškia, to ir nėra, bet tai yra nufilmuota, nesvarbu. Reiškia, mes atsidūrėme ties tą ribą, kada mokslas arba sutinka, arba nesutinka. Tai štai, mano teigimu, šitą planetą turėjo ne vieną civilizaciją. REN-TV po truputį jau parodo fragmentus, aišku, berodami viską dar labiau užsuka, užjaukia. Bet, pavyzdžiui, ta civilizacija, kuri vadinasi Tarpupio civilizacija, vėlesnė Egipto civilizacija, jie atsineša savo raštus, kurie neturi analogų žemėje. Jų raštvedyba yra labai įdomi. Reiškia, aš kalbu šiuo atveju apie mėlynkraujų invaziją, kurie, beje, jie turėjo mėlyną kraują. Reiškia, kalbėjimas apie mėlyną kraują, na čia, o kaip mes žinom, tai yra kilmingas kraujas. Na ir tai buvo genetikai, genetikų bendruomenė dabar gyvena Kentukyje. Jiems visiškai netiko nei gravitacija, nei mūsų maistas. Ir jie, aišku, atsivežė kviečius. Kviečiai patys neįsisėja, reiškia, tai yra produktas atvežtas. Ir jie privertė kirsti miškus, kur dabar ten viskas visur yra dykuma, ir sėti kviečius. Kvietys šiaip raudonkraujui yra nereikalingas, nes, kaip žinot, jeigu mergaitės pradeda mąstyti apie dietą, jos nueina nuo kviečių. Kvietys turi labai daug vario, kadangi genetikų hemoglobinas neša negeležio varį, jiems reikia papildyti vario atsargas iš varinio puodelio, varinis rūgalas. Reiškia, visumoje nulapamas luopas, kad kuo daugiau užsiskirtų vario. Tai va šiuo atveju mes turim vieną civilizaciją. Na, jeigu dabar šokti laikę, matysim, kad jinai įtakojo labai daug protų. Aš kalbu apie Egipto žinių mokyklas. Vėliau pažiūrėkit, 4 karo dievai. Aleksandras Makedonietis, Gajus Julius Cezaris, Bonapartas Napoleonas ir Adolfas Hitleris. Ką jie darė Egipte? Jie turėjo kontinente daug darbų. Ką jie veikia Egipte? Visi jie turi. Jie puikiai suvokia, kad Egipte yra žinios. Tos žinios, tų mėlynkraujų žinios, tos Sirijos civilizacijos žinios, jeigu tu jas turėsi, tu valdysi pasaulį. To jie ir siekia. Jie siekia valdyti ne tik karu, bet ir valdyti žiniomis, kurias jie galėjo įgyti tik Egipte. Kita civilizacija šiaurė, nordikai, kurie formuoja ugrofinų, vėliau šiaurės germanų ir pietų germanų kultūrą, raštus, pažiūras ir papročius. Trečioji kultūra, dėja, sakysi, na dabar visai nusišnekėjau, tai yra drakoninė kultūra. Šita kultūra, matot, šitą žemę anksčiau priklausė driežams. Dabar jinai tapo humanoidinė, bet driežai nepamiršo, kam priklauso šitą žemę. Ir štai, jo, galite internete pasižiūrėti. Tiesa, tai netiesa. Bet štai būtent šitie padarai mus išgrūdo iš restoranų ir kavinių rūkyti į kiemą, į lauką. Reiškia, moteris su vakariniam suknelėm, su nogom nugarom rūko lauke, nes jiems netinka tabako dūmai. Ir jo, driežinė kultūra arba drakoninė kultūra sėdo pas geltonuosius. Aš kalbu apie kinus. Ir kaip jie vykusiai mumis manipuliuoja. Pažiūrėkit, dar nebuvo naujų metų mūsų. Jau mes kalbam apie tai, kaip kiniečiai švies naujusius metus. Aš turiu pasiūlymą, kad iki gruodžio 31, 12 valandos nakties mes nekalbam apie tai, kaip bus Kinijoje švenčiami nauji metai. Mes galvojame apie savo naujus metus, nes išeina tai, aš nesuprantu, kokie arklio metai ir kaip tai dera su kalėdų eglute Katedros aikštėje. Tai gal jau dabar pradėkime nešioti drakoną per Gedimino prospektą iš vieno galo į kitą galą. Kaip švęsim naujusius metus, mane klausė žurnalistas, sakau, o kas pasikeitė, sakau, kaip prieš 200 metų. Taigi dabar arklio metai. O aš sakau, ponė, nežinau, kaip kiniečiai švęs savo naujus metus, aš žinau, kaip aš švęsiu savo naujus metus. Kas vyksta? Taip, pilnas parduotuvės kinietiško šlamšto. Kinietiškai švenčiam naujus metus. Dar, o tie žaisliukai, kurie prekiauja tam koridoriuje, taip, aš jiems pagriausiu biznį. Kiekvienas niekniekiukas, kiekvienas šūdniekis, nupirktas Kinijoje padarytas, jis maitina kinų drakoną, jo agregorą maitina. Bet koks daikščiukas, kas yra ezoterinis maginis daikščiukas, mūsų kabinete kybantis, sakykime, jis maitina drakoną. Drakonams nereikalinga šita žaliuojanti planeta. Jie gyvena urvuose,
karžygio žygūno darbas buvo nugalėti slibiną, nudobti slibiną. Todėl moksle dabar formuojasi idėja, kad civilizacija lygų utilizacijai. Kad šita kremerių krūva, tai yra žmonija, ypač ta geltonoji dalis, turi perdirbti tą žemę į smėlio dykumą, o tada drakonams bus gerai, sakys, ačiū, čia viską dabar padarėt, mes dabar ir toliau valdysim tą planetą. Nieko kinietiško, tai priesakas. Ir dar, jokių kinietiškų naujų metų iki gruodžio 31 būti negali. Kai mes atšvęsim savo naujus metus, galėsim pažiūrėti, kaip kinai po 2 mėnesių švęs savuosius. Jokių būdų ir nei vieno žodžio. Na, matau, kad ir mano žodžiai baigėsi. Ačiū.